Sveiki visi atvykę į kanalą Minicross, čia ir su jumis Ilona ir aš pradedu filmuoti naują video. Tai dabar yra vasario 17, taip aš ką tik pabaigiau kitą video, bet noriu pradėti naują. Pažiūrėsim, ar pavyks. Tai dabar aš parodysiu tiesiog labai greitai mano 3 pagrindinis darbus, kuriuos aš dabar judinu ir kuriuos aš tiesiog gal vėliau procesų jums parodysiu. Tai čia būtų Anchor, Aguonų laukas, Poppy Field ir šitą darbą aš siuvinėjau kartu su Monika, ne šitą darbą. Bet čia yra taip, kad Monika siuvinėjo kitą darbą, taip pat šito gamintojo, tokio pat pobūdžio dizainas, pailgas toks dizainas, pas jie tik su karvėm, pas mane su aguonom, aš siuvinėjau iš schemos, nes aš rinkinio tada negavau, gal nusipirkti jau, bet siuvinėjau Anchor siūlais. Tai šitas darbas, jį reikia kas savaitę po 500 kryžiukų išsiuvinėti. Ir šią savaitę aš dar nesiuvinėjau, nors yra šeštadienis, tai parodysiu, tik išsiuvinėsiu. Štai šitas pirmas darbas. Tada mano haedas, kurį aš siuvinėjau po 100 į dieną, po 100 kryžiukų į dieną. Šiaip reikėtų 88, aš siuvinėjau po 100, gal netyčia kažkada pritrūkstų kryžiukų ir tiesiog pasidengs. Tai štai va šitas darbas, siuvinėjimas kasdieną po 100. Šiandien buvo šeštadienis, šiandien yra šeštadienis ir aš siuvinėjau 200 už rytojų, kad man rytoj nereikėtų siuvinėti. Tai rytoj aš susitelksiu į ką į Aguonų lauką arba į kitą mano trečią darbą, kurį aš pagrindinį irgi dabar siuvinėjau. Štai šitas darbas. Ir trečias darbas, kuris yra šį pagrindinis. Štai šitas mano šuniukai, ne auksaspalviai, labradorai. Labai gražus, labai faini. Reikia subėsinti čionais. Užpildyti čia išsiuvinėti šuniukus, užpildyti šitą dalį ir tada keliausiu į viršų siuvinėti. Tai štai. Čia mano 3 pagrindiniai darbai, kuriuos aš dabar siuvinėjau. Ir tiek. Šiaip pagalvojau, kadangi jau pradėjau filmuoti, aš iš tikrųjų parodysiu savo kitus dalykus, ką aš čia noriu ir tiesiog aš jas sudėsiu į spintą. Tai dabar. Aš labai norėjau parodyti savo pirkinukus. Nepykit, aš nežinau, ar aš jūs rodžiau, jeigu aš rodau juos antrą kartą, sorry. Čia yra štai toks Letty Stitch rinkinys. Labai norėjau, labai faini. Kažkada buvau pasiruošęs jau pradėti, netgi pakeičiau medžiagą į Ievą, bet taip ir nepradėjau iš tikrųjų. Aš jas tiesiog trauksiu iš krūvos. Toks riolis, gal aš rodžiau. Šitas riolis atkeliavo pas mane iš Lietuvos, man Monika jį išsiuntė. Labai gražus, vilnoniais siūlais siuvinėjimas darbas. Ant juodos aidos 14 kanto, toks lengva. Tai štai va toks atrinkinys. Toks mažiukas Letty Stitch. Iš tikrųjų dabar, kai rodau, galvoju, gal aš rodžiau. Bet jeigu rodau antrą kartą, sorry. Štai toks mažiukas Letty Stitch, jau visom šitom žinokit, labai daug schemų radau jau saga variantus, tai imkis įvedėk. Aš kažkaip galvojau, kad jis bus didesnis. Nežinau kodėl, kai gavau, jis toks mažutis, bet nesvarbu. Tada toks katinėlis. Juos, man atrodo, vienu momentu gal paleido tam 1-2-3 Stitch ir aš juos vienu momentu ir nusipirkau visus. Tada man atkeliavo šitas darbas irgi iš Lietuvos. Monika man jį išsiuntė. Monika irgi tokį turi, tai gal kartu kada nors siuvinėsim, arba ne. Štai va toks darbas. Saga jau yra. Man atrodo, gal Agnė perrinko. Gal keistų. Tada šitie man labai patiko, labai faini šitas pūkuotukas, nežinau, katinėlis. Tai medžiagą tikrai keisiu ir aš kol kas neįsivaizduoju, neturiu idėjų, į kokią medžiagą pakeisti. Gal jūs turite idėją arba matėte jau išsiuvinėtą. Būtų labai smagu, jeigu jūs su manim pasidalintumėt, nes aš kol kas neįsivaizduoju, į kokios spalvos medžiagą keisti. Nelabai noriu ant baltos. Gal baltą blizgę, gal mėlyną, gal pilką, gal kažką tamsiau, šviesiau. Aš neįsivaizduoju, kurią pusę man žiūrėti. Tai jeigu jūs matėt, prašau, pasidalinkite. Arba planuojate siuvinėti, gal išsiuvinėjat. Tada šitas. Toks mažutis rinkinukas. Siūlau čia vis. Nedaug, nes nedideli darbai.
Tada eina toks vaciucikas. Nu, ir kaipgi aš be tų šuniukų. Šuniukai labai faini, labai gražus. Atsiuntė irgi Monika iš Lietuvos. Nu, prasme, aš pati pirkau Monikos adresą, nes gavos tiesiog taip pigiau nusipirkti Lietuvoje ir atsiųsti čionais, nes čionais per 1,3 tyčiais labai užbrangintas. Bet kadangi buvo galimybė, aš užsakiau. Toks. Tada vienu momentu aš buvau Walmart'e, pamačiau siuvinėjimo rinkinuką. Ir, nežinau, Walmart'as panašiai gal kaip Norfa. Aš spėjau, man panašu į Norfą, žinokit. Ne į Lidlą, bet į Norfą. Nu, nesvarbu. Tenais ir Dimsy siūlus galime nusipirkti. Nu, tai pamačiau tokį, nusipirkau tokį. Kainavo gal 5 ar 6 dolerius, tai čia už ačiū. Bucila rinkinukas. Tada taip. Kažkada apie Facebook Marketplace'ą užmačiau, kad parduoda rinkinius papigiai po, nežinau, pigiai, žodžiu. Aš nebeprisimenu kainos, nes tai buvo mažiausiai 3 mėnesiai atgal. Aš nusipirkau šitą. Aš nežinau, ar man jį reikia. Aš gal jį parduosiu, bet, nu, buvo proga, nusipirkau. Čia iš moters buvo pirktas. Nepamenu, už kiek aš pirkau. Bet tikrai papigiai. Štai toks darbas, nežinau, ar siuvinėsiu. Nors dabar, kai žiūriu, gal vis dėlto siuvinėsiu. Ateis laikas, tada ir spręsiu. Štai šitą darbą. Šitą kėdę kažkada senai aš labai norėjau. Jau buvau susidėjus arba susiplanavus siuvinėti Dimsy siūlais, tada aš persigal, nusprendžiau, nereikia. Nu ir va dabar aš nusipirkau jį. Bet aš nemanau, kad aš jį siuvinėsiu iš tikrųjų. Aš va šitą gal parduosiu. Nes praėjo noras jau. Šitie rinkiniai, man atrodo, buvo neišpakuoti, jie tiesiog gulėjo pas moterį. Tai štai va toks va darbas. Darbas rinkinys, kurį aš tikriausiai parduosiu. Ir trečias rinkinys, kurį nusipirkau ten vienu momentu, tai buvo šitas. Šitas aš tikrai nesiuvinėsiu. Šitą aš tikrai parduosiu. Nes man jo nelabai reikia. Čia printuota medžiaga. Jeigu nepavyks parduoti, aš paleisiu viską ant siūlų. Tai štai va toks. Tada, biškai jau saldesnį, nežinau. Aš dabar žiūriu ir aš galvoju, ai, čia iš Lietuvos man atsiuntė Monika. Čia jau palyginus neseniai atsiuntė. Mano labai didelį norą. Štai šitą. Koks gražus. Ir aš jau sugalvojau, nu, tai yra nusižiūrėjau tikriausiai iš vienos youtuberės, kokią medžiagą keisti. Ir jau saga yra, viskas yra. Birinį hačiu. Pradėk ir viskas. Tai toks. Buvo labai staigus iš tikrųjų. Pirkinys. Per daug negalvota, neapgalvota ir kol kas nei kiek nesigailiu. Nebuvo pasidomėta, kokio dydžio darbas, nieko nebuvo pasidomėta. Pamačiau dizainą, net nežiūrėjau į kainą didelę. Nu, pamačiau ir nusipirkau. Čia pirkta Lietuvoje, nes tikrai pigiau buvo ir kai man, nežinau, Monika tikrai dabar siuntė, nu, atsipirko. Tai man gavas pigiau čia, Lietuvoje. Štai. Va tokia va dėžė. Man atrodo, kol kas čia stariausia dėžė, kurią turiu iš Lukaso. Štai va toks. Laukiu, nesulaukiu, kada atsiras saga. Labai norėčiau pradėti. Ir žinokite, aš tik po to palyginus neseniai pažiūrėjau dydį. Va, dydis. Va, dydis. Čia yra kosmosas. Kiek kryžiuko, ant kiek aš jau paskaičiau, čia gaunas virš 100 000 kryžiuko. Virš 100 000. Ir ką matau, rodo, kad čia vien tik kryžiukai, o net bieso nėra. Tai didelis mano buvo noras, negalvota, nuspręsta, nusipirkta, viskas. Tiek, turiu. Galiu dabar ramiai gyventi. Tada dar pirkinukų buvo. Iš Amazon nusipirkau štai va tokią. Kažkodėl landžiau Amazonėje ir žiūrėjau Dimensions rinkinukus, nesitikėjau ir pamačiau šito ir net negalvodama nusipirkau. Nu, tai čia vienas iš tų variantų, kad šiaip netikėtai Dimensions, man atrodo, čia popierinė kanva. Jo, ant popieriaus siuvinėti. Nu, tai čia vienas iš tų variantų, kuris būtų arba kelioninis, arba į darbą. Tai reikia greičiau tos mašinas pabaigti, kurių niekaip nesugebėjau pabaigti ir
nešti kažkokį kitą darbą, ar šitą, arba šarpcycą, bet, dabar žiūriu gal šitą, arba šarpcycą nesidėjau pradėti. Tai va toks. O čia labai neseniai, jau prieš porą savaičių irgi vėl landžiau po Amazoną ir pamačiau naujieną, kurią, net, aš žinokit, negalvojau. Užsakiau. Trakelis. Pikapas tai yra. Ne trakelis, pikapas. Gėlės. O, kaip faina. Be galo fainas. Oi, dabar žiūriu, iš tikrųjų per kamerą spalvos atrodo purvinesnės tokios ir blankesnės. Atrodo geriau negu foto. Atrodo tikrai šviesiau, ryškiau ir gražiau negu per kamerą. Tai štai va tokia naujiena. Lapkričio 3 sudėliotas praeitų metų. Štai va toks va darbelis, rinkinukas. Ir neseniai vėl landžiau po Amazonę Designworks. Designworks ir nusipirkau 2. Kažkada norėjau, kainavo pigiai apie $10, gal kiekvienas, arba panašiai. Iš kurių kainavo tikrai nebrangiai, dėl to ir nusipirkau. Yra dar vienas mašinėlis, dar vienas rinkinukas, mašiniukas. Bet man jis nepatiko ir aš nusprendžiau, aš jo nenoriu. Tai va tik 2. Tokie va rinkinukai. Tada aš nežinau, ar man traukti, ar tiesiog aš jau krausiu viską ant viršaus. Aš prisipirkau lankelių, kad nepritrūkčiau, žinokit. Aš pamačiau, kad aš neturiu spalvų, skirtingų lankelių. Nusipirkau tokį rinkinį, plus dar gal vieną didžiausią ir vieną mažesnį juodą. Visiškai nesitikėjau. Aš lyg ir mačiau, kad buvo toks išleistas, bet kažkur niekada nemačiau, nieks nenaudoja. O čia Amazonėj pamačiau ir nusipirkau. Ir sekančią dieną gavau. Viskas juoda. Tada čia neturėjau žydrų, užsakiau 2 dydžius. Ir žalią. Man atrodo, aš neturėjau žalios. Irgi užsakiau vat rinkinukas. Ir jis ir atėjo sekančią dieną. Viskas. Prisipirkau lankelio. Tik aš lankelius dabar, žinokit, patrauksiu. Nes aš neseniai gavau užsakymą. Neseniai. Už vakar gavau užsakymą iš 1-2-3 Stitch. Tuoj, aš jums parodysiu. Čia yra toks maišiukas. Reikėtų kada jums parodyt mano sandėliuką. Ką aš čia turiu? Aš jau čia tiek daug turiu. Kad nebūtų per mažai Milhilo. 1, 2, 3. O va šitą nežinau, ar aš turiu Lietuvą ar neturiu. Aš neįsivaizduoju, bet nusipirkau jau čia. Na ir va tokį. Šitą tikrai neturiu. Nusipirkau štai tokį. Tada. Bandykit atspėti. Karoliukai, kreinikas. Kam čia gali būti? Tai čia, žinokit, ir va tokios va medžiagos yra. 1, 2 ir 3. Tai čia viskas yra. Aš jau atsispausinau tiesiog, kaip atrodys tai viršelį. Aš nusprendžiu nepirkti šitų schemų. Va tokia raganaitė. Tokia raganaitė. Ir va tokia medūza. Viskas. Gavas taip, kad mano Anyta išsivinėjo praeitų metų pabaigoje ir šių metų pradžioje jinai pabaigė Mirabiliją. Veronika, man atrodo. Jinai rėmino. Ir jinai paprašė paieškoti tam tikrų schemų. Tai aš paieškojau jų tų schemų ir tiesiog perėjau per visas schemas ir pamačiau, ką noriu. Per daug negalvojau, greitai krito į krepšiuką viskas ir susipirkau. Tai štai va tokie va darbai. Būtų smagu vieną iš jų pradėti, šiaip norėčiau medūzą iš tikrųjų. Čia tie kai kurie numeriai yra tie pradiniai nuo 1 iki 30. Čia va ta geltona ryškiai. Oi, geltona žalia. Šitas spalva netokį, bet spausdintuvas neatspausino tvarkingai ir aš jau dėjau. Šitą norėčiau išsivinėti. Darbai nedideli. Nuo 4 iki 7 tūkstančių, žinokit. Tai čia skaitau labai nedideli darbai. Bet galim būtų greit pabaigti. Čia yra iš vis nesunku. Žodžiu. Ir, man atrodo, aš dar nebandžiau. Aišku, čia yra... Kieno čia? Tikrai ne Belfastas. Nežinau, ar čia Witchelt. Įdomu, kieno čia medžiaga. Bet man šita spalva patiko. Ten tokia milk chocolate vadinasi. Ir taip tokia šokoladinė. Aš noriu dar savo užsakyti tokias medžiagos. Aš tikrai įsimesiu dar krepšelį ir kitą kartą, kai darysiu užsakymą, užsakysiu dar tokias medžiagos. Ten labai graži.
Nu, tai degu noriu pradėti ir iš tikrųjų, jeigu bus taip, kad aš užsimanysiu pradėti pasidėti į šoną savo planus ir tiesiog daryti kažką kitą, aš tikrai darysiu. Aš savęs nespausiu, nestabdysiu ir nelimituosiu. Viskas, norėsiu, siuvinėsiu, svarbiausia įsiuvinėti. Nu, tai va tokie va pirkiniai. Tiek prisipirkau kol kas. Dar čia pas mane porą kitų hobių pradėjau, vėl net kažkiek pradėjau kvadračiukus, tuos močiušių kvadračiukus, kaldros, nežinau, ar kažkada gyvenime aš nunersiu, bet nežinau. Tai štai, tiek pirkinių susikrovė tikriausiai nuo rudens. Ir kol kas nelabai šviečia tikriausiai pirkiniai, nes dar nesugalvojau, ką nusipirkti. Tai štai. O dabar aš einu siuvinėti ir dabar aš žiūriu ir jeigu kitam video gabaliukė jūs pamatysite pradėtą vieną iš to rekordų, bet nekreipkite dėmesio, nesakykit, kad pas mane yra planų ir aš juos turiu siuvinėti, nesvarbu. Einu aš siuvinėti ir beje dar reikia sumontuoti praeitą video, kad rytoj keltą. Čia, varau. Ir na ką, dabar yra vasario 19 diena. Pagalvojau, aš parodysiu, kad čia dabar prikūriau, ką padariau. Šiuo metu esu darbe, tai aš norėčiau parodyti, kiek aš turiu šito rinkinio. Tai iš viso yra 4 žaisliukai ir pas mane šiuo momentui, kurie, va, šitie vat pabaigti. 4, o tai yra 3. Ir žinokite, man jie atrodo visam žinybę siuvinėja, aš jas labai ilgai siuvinėjau ir man jau atsibodo jie. Tai dabar paskutinis va šitas Joy. Aš turiu tiek. Ir kadangi aš pagalvojau, kad man labai sunkiai sekasi siuvinėti šitas mašinytės, vakar, kol buvau namuose, aš paėmiau pasiuvinėti primityvus. Ir per vakar aš siuvinėjau 500 kryžiukų. Ir šiandien paėmiau darbą ir pabaigiau. Tai 200. Tai va šitas kvadračiukas yra pabaigtas. Tuo aš dar laiku va atsinešiau šitą tašę. Čia mano procesas. Ir štai, turiu tiek. Nu tai galvoju, parodysiu, ką čia turiu, nes iš tikrųjų labai gerai sekėsi užsidėti darbą. Įtempimas yra super ir labai greitai išsiuvinėjo. Na tai pabandysiu kol kas palaikyti šitą darbą čionais darbe. Tai šiandien planas dar perdėti į kitą kvadračiuką ir jį pabandyti kažkiek pasiuvinėti. Tai vėliau kažkada gal parodysiu, arba mėnesio gale parodysiu, kiek pasistumėjo, jeigu pasistumėjo. Nieko nežadu. Tiesiog šiandien ar vakar labai gerai sekėsi, tai ir siuvinėjau. Nu tai štai, to gal net parodysiu, koks yra sekantis kvadračiukas. Čia bus štai šitas. Čia yra, jau pažiūrėjau pagal sagą, 1700 kryžiukų. Bėso nežinau, yra, man atrodo, gal nėra. Nu tai, pabandysiu dar pasiuvinėti kažkiek šiandieną. Ir kągi mes čia dabar matom. Dabar yra vasario 21 diena ir aš turiu parodyti progresą ant šito darbo. Šitas darbas vis dar pas mane darbe ir žinokite, man gal kas labai gerai sekasi judinti. Tai tadam. Šiaip nežinau, aš net kaip jums parodyti tikras spalvas, nes gyvai atrodo kitaip. Nežinau. Kol kas man asmeniškai šitas kvadračiukas yra pats gražiausias. Na ir laikas judėti toliau. Tai žinais, šitam kvadračiukui yra kažkur virš 1700 kryželių. Nei vieno dygsnelio bieso. Ir išsiuvinėjau per 3 dienas. Man atrodo, pirmą dieną gal gavus virš 600 kryželių išsiuvinėt, kadangi dar buvo likę va šito nemažai. Na tai ir vakar ir šiandien kažkur po 700. Tai štai, toks vat gavas. Pradėjau jau sekančią kvadračiuko remelį. Ir čia yra štai toks karvė.
Reikia persidėti ir šiandien jau pagal laiką nebespėsiu nieko pasivinėti, užtat rytoj turėsiu ką sivinėti. Tai gydu toliau. Na kągi, dabar yra 22 vasario ir aš atėjau pasirodyti truputėlį su procesu. Žinokit, nestačiau stovo, tai pafilmuosiu iš rankos, nes turiu tik porą minučių ir jau turiu bėgti darbą. Norėjau pagauti į ryto saulę, tai ryto šviesą, tai va dabar tai pasirodysiu. Tai kągi čia turiu. Šitas darbas. Ir tada turėjau šitą dalį. Čia jau pilnai išsiuvinėtas tas ketvirtadalis. Jau, čia tikrai daugiau, kadangi nenorėjau lygiai ketvirtadalį siuvinėti, tai čia išbėgiota, išlaksyta truputėlį daugiau. Tai vakar užbaigiau šitos šuniukus, truputėlį dovanų pasiuvinėjau, kadangi nenorėjau perdėti stovą, norėjau rytoj pafilmuoti. Tai yra šiandien. O šiandien pasirodys gražuolis mūsų. Apslavašai. Tai štai, tiek turiu. Ir kasgi dabar bus toliau. Dabar aš perdėsiu lankelį ir grįžus, kaip sakoma, iš darbo namo, siuvinėsiu viršų. Tai viršutinę dalį jau siuvinėsiu. Na ir tiek. O viršutiniai daly bus kažkaip taip. Siuvinėsiu ir siuvinėsiu. Tai štai. Labai iš tikrųjų daug siuvinėjau paskutinės dienas. Kokias paskutinės 4 dienas tikrai po 1300-1500. Čia dėl to, kad darbė sugebėjau išsiuvinėti 600-700 ir prilisuojas tai, kas dar namuose. Tai žodžiu daug. Įdomu, kada jas batareik. Na tai štai. Einu aš. Bėgu į darbą. Grįžus namo persidėsiu lankelį ir įsisiuvinėti toliau. Kažkaip labai jau sunkiai, bet pavyko persidėti šitą darbą ant kito lankelio. Tiesiog net tai, kad ant kito lankelio plus persikelt darbą. Tai štai tiek. Ketvirtadalis kažkur galbūt yra ties šitą vietą ir čia aiškiai išsiuvinėta daugiau negu ketvirtadalis. Šiuo metu šitam darbe 34%. Na ir taip, matosi. Yra dėmė. Aš neįsivaizduoju, iš kur jinai atsirado ir kada jinai atsirado, bet čia yra ištepta, aš dabar tikrai neplausiu to darbo. Kas čia bus? Kampas. Raudona. Gal nesimatys. Žiūrėsiu. Žiūrėsiu, kai siuvinėsiu. Taip pat tiek. Ir toj aš eisiu galbūt truputėlį dar pasiuvinėti. Štai ir lelušas. Kaimynų stebi. Štai. Na ką, taip ir atėjo kovo 2 diena. Iš tikrųjų planau šitą gabaliuką pafilmuoti vasario 29 dieną, bet vis dar siuvinėjau tą dieną. O kovo 1 dirbau ir dabar yra šeštadienio rytas, dar nieko nespėjau pasiuvinėti ir yra gera proga parodyti tai, ką prisiuvinėjau per vasario mėnesį. Tai greit reikia pafilmuoti, iš tikrųjų per daug čia negalvojant. Tai štai. Aguonas buvo pajudintas. Šios savaitės, šiandien yra šeštadienis, tai šios savaitės norma dar nepadaryta, bet jinai jau keliaus į kovo mėnesio video. Tai štai aguonas pajudintas, iš tikrųjų atsibodo siuvinėti balto ant balto, bet, toks darbas. Tai štai, šitas darbas yra pajudintas. Tada ant savo haedo. Iš tikrųjų, aš pasižiūrėjau skaičius, neatsinešiau iPadą, pažiūrėjau skaičius ir jau pamiršau. Nesvarbu. Kiekvieną dieną siuvinėjau po 100 kryžiukų. Ir kadangi jūs matote visą ištisą video, iš tikrųjų turėtų matytis, kaip pajudėjo darbas. Tai šiam momentui yra tiek. Mano planuose... iš tikrųjų taip, vasario mėnesį kiekvieną dieną siuvinėjau po 100 kryžiukų ir tvarkingai, po 100. Šiaip reikia 88, kartais siuvinėdavau 93 ar 100. Žodžiu, norma buvo padaryta kiekvieną dieną. Tai mano kovo mėnesio planas yra užbaigti štai šitą dalį ir pereiti kitą dalį. Gabaliuko pasiuvinėti kitur. Tai, gėda. Štai šitas darbas. Ir mano pagrindinis darbas, pagrindinis didžiausias darbas dabartinis, didžiausias, ne, jis ne didžiausias, bet, žodžiu, dabar mano pagrindinis darbas yra štai mano šitie šuniukai.
Aš vis kasdieną pasiuvinėju šiaip mano planas buvo iki Liepos 1 ar Birželio 30 išsiuvinėti. Ir tada buvo kažkur, kad reikia siuvinėti po 300 kryžiukų į dieną. Aš visas normas dariau. Ir tiesiog pakeičiu dabar datą, jeigu pabaigti ant gegužės 31 ar 30. Tai reikia siuvinėti po 360 kryžiukų. Žiūrėsim. Noriu kuo greičiau pabaigti. Ant šito darbo aš išsiuvinėjau per vasario mėnesį virš 12 000. Tai, žinokit, aš pamušiau savo rekordą. Aš jau kokie 3 ar 4 metai vedu Excel'e lenteles kiekvieną mėnesį, kiekvieną dieną viskas yra sužymėta. Ir ten tiesiog yra darbo pavadinimas, menu skaitykim. Ir tai tiesiog va taip, lentelė yra, kad menu, visi mano darbai, čia visos tos dienos ir kiek siuvinėjau. Ir žinokite, paskutinį kartą virš 20 000 aš išsiuvinėjau, man atrodo, 21 metų kovo mėnesį. Ir tada buvo 22 400. Ir žinokite, tada buvo 31 diena. O dabar vasario mėnesį buvo 29 dienas ir aš išsiuvinėjau 22 600. Žodžiu, pamušiau pati savo rekordą. Kažkaip link to specialiai nejau, tiesiog taip gavos. Tiesiog siuvinėjus, viskas ėjęs. Aišku, žinai, dabar pasvajosiu, kad noriu pasiuvinėti ir kovo mėnesį irgi labai daug, kokį 20 000. Bet specialiai link to neįsiu, jeigu eisis siuvinėsis, tai gerai. Tai štai, šitas darbas. Per kovo mėnesį tikrai bus užbaigtas šitas 4. dalis ir bus perėta link kito. Ir dar ką aš pajudinau. Vienai dienai aš į darbą nusinešiau šitą darbelį ir pasiuvinėjau ant jo kokius 200. Tai toks nedidelis postūmis. Iš tikrųjų, aš neskubu su šito darbo, jis yra man tiesiog pasimėgavimui ir tiek. Tai, nežinau, man jis patinka. O dabar parodysiu mano pagrindinį darbelį, kuris yra darbe ir kuris siuvinėjimas darbe. Pas mane buvo 1 savaitę, kai siuvinėjau vos ne po 600-700 į dieną darbe. Paskutinė vasario savaitė tokia nebuvo. Tai penktadienį iš viso buvo nesiuvinėta. Bet nelygintas, neskalbtas, tikrai to nedarysiu dabar, nes tai yra darbinis darbas. Ir štai, turiu tiek. Tai ką aš čia prisiuvinėjau. Užbaigiau štai šitą, nes jis buvo dar neužbaigtas. Išsiuvinėjau šitą ir išsiuvinėjau šitą. Tai čia yra virš 4 000 kryžiukų, man atrodo. Tai štai. Man iš tikrųjų darbas patinka. Ir ką, aš pamačiau Facebook'e, čia yra Little House Needleworks, jie buvo pasidalinę, kad bus ir žieminis. Žieminis jisai bus, man atrodo, tenais log cabins, tai tokie namukai. Tai aišku, aš norėsiu. Nežinau, ar dalyvausiu čia irgi. Va. Čia iš tikrųjų buvo salas, kuris prasidėjo gal kokį gruodį. Ne šių metų, tikrai ne šių metų, ne 23 ir nežinau, gal 22 pabaigoj ar 21 pabaigoj, nesmė. Tai čia buvo salas po 1 kvadračiuką į mėnesį, kad rugsėjo mėnesį turėti jau visą pabaigti, kadangi čia yra rudeninis darbas. Ir dabar bus toks žieminis. Aš gyvai su visais nedalyvausiu, va dabar neįsisiuvinėti, bet manau, gal kitais metais aš išsiuvinėčiau tą darbelį. Tai štai, tokie mano postūmiai. Tiek pasiuvinėjau darbų, virš 20 000, nespecialiai. Kol kas planai juda, viskas eina pagal planus. Kai kurios planus keičiu į greitesnę pusę, kad būtų greičiau išsiuvinėti. Tai štai. Dabar man ką paliko, aš iš tikrųjų dabar supratau, aš dar nekėliau praeitų savo video, aš taip iki galo ir nesumontavau to, kur rodžiau visus savo pradėtus darbus turimus čia. Reikia susimti, reikia viską sumontuoti, ir šitą, ir praeitą. Tai darbų daug, siuvinėjimo noro labai daug turiu. Aš dabar pradėjau audio knygas klausyti,
iš tikrųjų, nežinau, tiesiog vieną po kitos varau. Po audio knygą į dieną varau siuvinėjimu. Per siuvinėjimą ir darbe, ir namuos prisiuvinėjimu. Nu, tiesiog eina kaip per sviestą. Tai tas net nepastebiu, kaip išsiuvinėjau labai daug ryšiukų. Tai štai. Viskas, varau aš montuoti, varau nesiuvinėti, dar nesiuvinėsiu. Turiu pirkinių, kurių parodysiu jau kovo mėnesį. Man turėtų dar ateiti siunta. Irgi ganėtinai nemaža. Ir tiek. Na ką, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad vis dar užsukat, ačiū, kad, nežinau, neatsikėt mano kanalą, nepamiršot apie mane. Tikiuosi video neprailgo. Jeigu prailgo, sorry, sakykit, ar per ilgus darau, ar per trumpus darau, ar kas čia kaip. Na ir tiek. Viskas. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir ateit, iš tikrųjų dabar aš supratau, kokias 5 minutės ar panašiai tikriausiai. Lūšas čia iš galo savo letenas laižo. Nu, nepykit, aš neperfilmuosiu, tai atsiprašau, kam, žodžiu. Ačiū, kad žiūrėjote ir ateite.